Kita mano nemokamų internetinių mokymų laida bus apie purškiamą šiltinimo medžiagas. Ir aš ją pavadinau taip. Purškiamo šiltinimo medžiagos - mitai ir realybė. Kogi žmogus vadovaujasi rinkdamasis šiltinimo technologiją. Ir ypatingai purškiamą šiltinimo technologijas, tai daugiau jau naujos technologijos, nes tradicinės vata, polistirolas jau kaip ir įprastos ir daugmaž žinoma lygtai, tačiau jose taip pat yra daug mitų, o jau purškiamose šiltinimo technologijose apie jas sklando rinkoje labai daug įvairių teiginių, kuriuos aš vadinu mitais. Dažnai tie teiginiai būna labai nepagrįsti ir prieštaringi ir klaidinantys. Ir žmonės patiki tuo. Taigi, purškiamo šiltinimo medžiagos, mitai ir realybė. Apie kągi mes kalbėsim šitoje laidoje. Mes panagrinėsim purškiamą šiltinimo medžiagas ir jų yra įvairių, kad ir paimti tokią ekovata, ar ne, vadinasi ekovata, lyg tai surišta su ekologija, vata ir tai purškiama technologija. Kaip tai atrodo, kokiu tai būdu daroma ir kas gaunasi iš to, kuo mes tikim ir kokie realūs rezultatai yra. Ir apie tą pačią ekologiją, ir apie galutinį rezultatą, jo patikimumą. Toliau kalbėsim taip pat apie putų poliuretanus. Žmonės kažkaip įsivaizduoja, kad putų poliuretanai tai yra bendrai viena kažkokia medžiaga. Bet rinkoje poliuretanų yra šimtai, jeigu ne tūkstančiai. Ir kiekviena ta medžiaga turi savo savybės. Kokias mes įsivaizduojam tas savybės, ką mums teigia dažnai rinkoje, nepagrindžiant dokumentais, įvairūs rangovai, pardavėjai. Ir tai yra mitai. O kas realybėje? Taigi mes nuolatos keliausim ir lyginsim, kokie teiginiai sklando, kas pas mus čia sėdi dažnai ir realiai kokie rezultatai gaunasi iš to. Tada mes dar pakalbėsim ir apie purškiamas šiltinimo medžiagas oro tarpų užpildymui skirtas. Irgi kokie mitai, kokia realybė. Pasidarysim iš to išvadas ir tada galėsit jau realiai atmesdami visas klaidingas nuomonės, žinot, kaip pasirinkti, į ką žiūrėti, į ką atkreipti dėmesį. Štai šita laida bus ir skirta tam. Taigi, brangieji, kam tai aktualu, stebėkit anonsus transliacijos, nepražiopsokit, pasijunkit ir padiskutuosim, nes tai bus ne tik tai pati laida, bus ir, kaip visada, klausimų atsakymų sesija. Taigi, išsiaiškinkit viską, kas jūs neramina, kuo jūs abejojat, kad būtumėt tvirti savo sprendimuose ir turėtumėt tikrai ekonomiškus ir racionalius rezultatus. Tad iki susitikimo sekančioje laidoje purškiamo šiltinimo medžiagos, mitai ir realybė.